Sveiki, tęsiame diskusijas VOTE16 tema. Praėjusį kartą kalbėjome su politikais apie tai, ar politikams ir apskritai Lietuvos politikai reikia jaunų žmonių balso. Šiandien apie VOTE16 kalbėsime šiek tiek iš kitos pusės, turbūt labiau apie realų įgyvendinimą, o gal ir nerealų įgyvendinimą. Aš esu Luka Lesauskaitė ir leiskite pristatyti diskusijos dalyvius. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologijos ir socialinio darbo instituto docentė daktarė Jolita Buzaitytė Kašalynienė. Sveiki. Taip pat LIOT prezidentas Umberto Masi. Sveiki. Bei jaunimas yra vadovė ir šios diskusijos iniciatorė Raimonda Bogužaitė. Sveiki. Na ir pradėkime nuo pirmo klausimo, kad suprastume. Tai čia žmonės susirinko, kai yra už ar prieš, tai galbūt taip trumpai ir prabėkime. Tai esate už iniciatyvą, kad būtų pakeistas konstitucijos straipsnis ir būtų suteikta teisė 16-mečiams balsuoti savivaldos rinkimuose. Jeigu taip, tai kodėl, jeigu ne, tai irgi kodėl. Tai Raimonda. Aš iš tikrųjų turiu dvejopą nuomonę. Iš pradžių tikrai prieš keliarius metus buvau visiškai už, dėl to gimė ir projektas Balsuojam ir norėjom išsiaiškinti, ar tikrai čia tie 16-mečiai norėtų balsuoti, nes iš principo labai dažnai diskusijose nevyriausybiniam sektoriui būtent ir kildavo ta mintis, kad mes tai tikrai visi norim, mums labai faina, mums labai reikia, bet tada buvo įdomu, ar tie kiti žmonės iš tikrųjų norėtų. Tie, kurie nėra aktyvūs, kurie neįsitraukia ir ar čia tik tai mūsų tautopinė svajonė ar ne tik. Bet laikui bėgant, nežinau ar dėl to, kad aš čia senstu, ar dėl to, kad šiaip susidūrėm su tais įvairiais procesais, bet, panašu atrodo, kad, gal ir tiem patiem jauniem žmonėm gal ne visai tiek stipriai reikia, kaip mes galvojom, kad jiem reikia. Tai ir daug kitų labai argumentų išryškėjo būtent projekto metu, kurie irgi skatina pagalvoti, kad gal vis dėlto ir nebūtinai mums reikalingas būtent tas balsavimas nuo 16, nors, kaip regiono atstovė aš matau tikrai labai daug pliusų, kad tikrai galėsim prisidėti ir prie to aktyvinimo jaunų žmonių, bet šiai dienai aš tokia, turiu ir argumentų už ir prieš. Gerai, Umberto. Vienareikšmiškai už. Tai nepriklausomai nuo to, kokios galėtų būti keliamos problemos ar momentai, kurie galėtų leisti manyti, kad reikėtų neskubėti galbūt, gal pirmiau sutvarkyti, kaip sakoma, pilietiškumo ugdymą ir tik tada leisti balsuoti 16-17 metų asmenims. Aš norėčiau pabrėžti tai, kad reikia sutikti ir suprasti, kad niekada nebus to idealaus laiko, kuomet mes būsime pasirengę balsuoti. Tai remiantis tyrimu Bater Hansen 2012 metų, danų tyrėjų, kurie tyria būtent balsavimą ir pirmą kartą balsuojančių asmenų patirtis, yra nurodomi keli aspektai. Tai pirmiausiai, nėra tinkamo amžiaus, kada pradėti balsuoti. Tai yra socialinė konvencija ir susitarimas, kada mes sutinkame, kad asmuo, pilietis arba, jeigu mes kalbame apie savivaldos ir Europos parlamento rinkimus, nuolat gyvenantis asmuo deklaravę savo gyvenamą vietą, tai jie nėra kažkokio tikslaus laiko. Yra susitarimas. O kitas aspektas tai labai paprastas. Jeigu mes norime matyti kažkokį pokytį jauno žmogaus įsitraukimo atžvilgio, mes turime sukurti priemonės ir prielaidas, kad jisai pradėtų domėtis. Nes kam žmogui domėtis politika, jeigu jisai net negali priimti jokio sprendimo ir balsuoti. Balsavimas savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose leistų pradėti ugdyti tą įprotį ir net dar esant savivaldybėje savo gimtojoje, kol dar neišvažiavai, pradėti balsuoti. Tai dėl šių priežasčių aš tikrai esu už. Taip. Na ir Jolita. Aš tai prieš. Gerai, tai kokie jūsų argumentai? Ir tikrai, kai pakvietėt, ne pirmą kartą girdžiu tą ir ne pirmą kartą galvoju apie tai. Ir kai pakvietėt, man buvo toks kažkoks iššūkis ir ta prasme, gal išgirsiu ką nors tokio, kad pasikeis. Gal mane įtikinsit, bet šiaip šiam momentui, šiai dienai tikrai galvoju, kad tai yra per anksti. Ir aš galvoju, aš pati dalyvavau tame jaunimo veikloje, skautų organizacijoje daug metų veikiau ir įvairiose, vaidmenyse buvau ir vadovavau, ir ekspertė buvau ir panašiai. Dabar esu kaip ir jaunimo tyrėjų tinklo narė.
Ir iš to, ką aš žinau, ką aš girdžiu iš mokslo pusės, mano argumentai būtų prieš. Tai vienas argumentas susijęs su neuromokslais, tai ką mes žinom apie smegenų raidą, kaip tos smegenys bręsta ir kada, kaip čia pasakyti, kokiam amžiaus tarpstį, kuri smegenų dalis subręsta ir kuo vadovaujamės mes priimdami sprendimus jaunesni ir vyresni. O antras dalykas, tai čia dėl to pilietiškumo ugdymo, galbūt apie tai irgi kalbant ar ne, tai nuo tada, kai atsirado jaunimo politika apskritai Lietuvoje, atkurtoj Lietuvoje, ar ne, nuo tada buvo labai sukurta daug erdvių, kur buvo galima jauniems žmonėms mokytis sprendimų priėmimo. Tai yra dalyvauti sprendimų priėmimuose tose, kurios tiesiogiai juos veikia jų gyvenimą. Tai ir mokyklos savivalda, ar ne, ir studentų atstovybės savivalda, nevyriausybinės organizacijos, įvairios tos formos nevyriausybinių organizacijų. Neformaliam ugdyme irgi mes ėmėmės daug darėm, reiškia, kad tas neformalusis ugdymas keistųsi, kad ten jaunas žmogus galėtų, nežinau, turėti didesnės įtakos, ir turiniu, ir tikslam ugdymo, ar ne, ir mes matom, kad nedaugėja tų jaunų žmonių dalyvaujančių, bet jų mažėja, nepaisant, kiek mes čia 26-27 metus turim jaunimo politikos šventėm, ar ne, nesenai, tai su tuo ugdymu, ar ne, aš labai abejoju. Čia kažkokie kitokie veiksniai veikia iš tikrųjų. Gerai, tai tokias startinės pozicijas turim, jau turim nuo ko atsispirti, tikrai paeisim labiau į gylį. Umberto, vis dėlto Liotas, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba inicijavo, jums kilo ši idėja, tai kodėl ir kodėl būtent šiuo metu, nes iš tiesų esame irgi nekartą su tavim diskutavę, kad ypatingai po pandemijos, iš tiesų, matosi, kad jauni žmonės tikrai išgyvena tam tikrą krizę ir tie pandemijos padariniai labiausiai paveikia, ar nejaučiu ir tyrimais rodyta jaunus žmonės. Tas aktyvumas jungiantis organizacijas tarsi mažėja, dalyvavimas mažėja ir štai atsiranda tokia iniciatyva, tokia stipri iniciatyva, ar nesuteikti jauniems žmonėms teisę balsuoti. Tai kodėl būtent dabar? Buvo kalbama ir apie tai anksčiau, čia galbūt 3-2 metai atgal, bet kodėl? Tai vien dėl tos priežasties, kad jaunimo politika egzistuoja 30 ar 20 metų ir jaunų žmonių įsitraukimas mažėja, tai galbūt signalizuoja ir simbolizuoja kažką, kad mes darėme ne iki galo taip. Mano analizė ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos komandos, mano kolegos lygiai taip pat pritarė pozicijai ir nuostatai, kad bendrąja prasme formalus švietimas ir neformalus švietimas yra tarsi du atskiri pasauliai. Bet sugrįšiu prie šio argumento šiek tiek vėliau. Nereikia praleisti jokios krizės ir kiekvieną krizę reikia atitinkamai reaguoti į ją ir surėmus pečius priimti sprendimus, kurie galbūt atrodytų netradiciniai ar nestandartiniai. Tai matant dabartinį įsitraukimą, tai šiuo metu mano žiniomis vyksta atnaujintas jaunimo problematikos tyrimas, inicijuotas jaunimo reikalų agentūros, tai aš remsiuosi 20 metų skaičiais, tai apie 1% yra įsitraukusių jaunų žmonių į jaunimo politiką. Tai reiškiasi, kad mes turime keistis. Mes turime keistis ta prasme, kad ankstesni formatai, kurie galbūt buvo veiksmingi, jie nebėra tokie patrauklus jaunam žmogui. Ir dėl ko balsavimas nuo 16 metų. Tai būtent, kad įsitraukimas į jaunimo organizacijas ar bet kokias kitas bendruomenės šiuo metu jaunų žmonių yra vertinamas kaip nepatrauklus, nes tai reikalauja didesnio įsipareigojimo, negu būtų galbūt norima skirti ypatingai pandemijos, klimato krizės ar kitų sunkumų akivaizdoje. Tai jeigu jaunas žmogus nebus supažindinimas su jaunimo organizacijomis, su politika, su idėjomis, kurios remia ir apibrėžia pilietinės visuomenės veikimą, sudėtinga galbūt ir tikėtis, kad mes judėsime į priekį kažkur. Tai jeigu mechanizmai, kurie egzistavo iki šioliai, atveda mus iki to, kad jaunimo įsitraukimas yra rekordiškai žemas arba mažėja bent jau pagal tendencijas, vadinasi, kad reikia imti sprendimų, kurie yra, remiasi užsienio praktikomis. Tai apie tą patį balsavimą nuo 16 metų pakankamai plačiai ir Estijoje yra kalbėta. Aktyvesni yra 16-mečiai, 17-mečiai jaunuoliai negu 18-24 metų. Ir taip, tai esminis aspektas yra tas. Mes matome problemų, mes manome, kad reikia problemizuoti įsitraukimo klausimą
Ir balsavimas nuo 16 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose yra puikia vieta apie tą pradėti kalbėti, nes nėra esmė galutinė balsavimas nuo 16 metų savivaldybių tarybų rinkimuose. Tai yra, kaip mes kalbame apie pilietinę visuomenę, apie tai, kaip mes rengiame jaunus žmonės būti pasirengusiems dalyvauti, ar tai būtų rinkimuose, ar tai būtų savo bendruomenės gyvenime. Jolita, Umberto kaip tik paminėjo jaunimo problematikos tyrimą, jūs būtent viena iš tyrėjų, kur ir jie atliekate tiek 20-ais, tiek ir neužilgo turbūt išvysime ir paskutinį tyrimą. Visgi, ką jis sako ir kokias tas problemas jūs labiausiai matote, kurios, na, taip kertasi su pačia Vote 16 idėja, ar jeigu galima tai pasakyti? Na, matot, jaunimo problematikos tyrime ten yra daug tokių apjungtų rodiklių, tai mes turim politinį pilietinį dalyvavimo rodiklį, tada turim pilietiškumo labdaringumo rodiklį. Tai čia skiriasi tuo, kad vienas yra daugiau apie susijusią su politinė veikla, kitas daugiau su pilietinė labdaringumas ir kiti įsitraukimai, kitos įsitraukimo formos. Dėl to pasakyti vienareikšmiškai, kad jaunimo politikoje dalyvauja tik tai 1% mes negalim taip sakyti, dėl to, kad skirtingi rodikliai rodo skirtingus įsitraukimo lygius. Tai, ką Umberto sakė apie 1%, tai jisai kalba apie tą rodiklį, kuris sako, kur klausia, ar dalyvaujate jaunimo organizacijų veikloje. Tiesiogiai apie jaunimo organizacijas. Tai mes žinoma, narystė pagrįstos organizacijos. Ir 2010 metų tyrime buvo 9%. 20 metų buvo 1%, o 23 metų 4%. Tai reiškia, kad 20 metai, pandemijos metai iškrenta iš konteksto bendrai. Bet vis tiek nuo 9 iki 4%, tai tikrai yra labai reikėjo atsitiesti vis tiek. Taip. Nėra skirtumų pagal amžiaus grupės, čia ta prasme nebuvo reikšmingų skirtumų, jeigu mes lygintume, aš žiūrėjau tik 23 metus, taip jau labiau atidžiau. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, reiškia, čia tie 4%, tai čia tik 64 tyrimieji, nes 1500 23 metais dalyvavo tyrime, tai žiūrėkit, tai dalyvauja valdymo organų rinkimuose savo organizacijoje 62%. Vadinasi, net tose organizacijose, kur mes esam nariai, mes ne visada įsijungiam į savo valdymo organų rinkimus, tada dalyvauja renginiuose, organizacijos renginiuose 67%, o patys organizuoja renginius ir vykdo veiklas 42%. Tai va čia tiek atsakant, bet dabar jeigu dar galvojant, sakykime, apie mokinių savivaldą, kada mes pažiūrėtume, sakykime, jau tą amžiaus grupę, apie kurią mes kalbam, ar ne, kurie yra dabar mokykloje ir kurio mes norim, kad jie dalyvautų rinkimuose. Tai dalyvaujate, renkant klasės seniūną 7% dažnai, kartais 12%. Dalyvaujant renkant mokinių savivaldą dažnai 4, kartais 11%, buvo klasės seniūnų 2,7%, 5%, kartais dalyvauja mokyklos renginiuose dažnai 7, 14 kartais, prisideda prie mokinių savivaldos renginių organizavimo dažnai 4, kartais 11%, buvo išrinktas į moksleivių ten tą parlamentą, savivaldą 2,5% ir 6%. 2,5 dažnai, kartais 6%. Tai reikia pasakyti, kad atsakinėjant į šitos klausimus, 70% mokinių neatsakinėjo į klausimus apskritai. Tai yra, kodėl tokie maži procentai, nes aš ėmiau nuo visų mokinių procentus, nes labai dažnai mums pateikia statistiką tik tai nuo tų, kurie atsakė į klausimą ir tada labai išsikreipia. Bet jeigu pagalvotum, reiškia, kad tie 70 neatsakė, tai vadinasi, arba jie nežinojo, arba jie nedalyvavo, nenorėjo mums atsakyti. Raimonda, tęsiant turbūt tą tyrimų klausimą, projektas Balsuojam, ar tai taip pat
pabandėt pasimatuoti tą temperatūrą tarp dabartinių 16-mečių, 17-mečių ir paklausėt jų, tai visgi ar norėtumėte tokios teisės ir kokie tie rezultatai ir ką kalba patys jauni žmonės? Tai iš tikrųjų mes tą simulaciją darėm 5 Lietuvos miestuose, tai buvo Marijampolė, Alytus, Kaunas, Kėdainiai, Panevėžys ir Klaipėda. Tai iš tikrųjų dalyvavo apie 1000 moksleivių. Mūsų svarbioji dalis buvo numatyta tai, jog jie turės patys ateiti prie balsadėžių. Tai reiškia, kad mes nedarėm simulacijos kažkur ten mokykloje, kad tu ateik tiesiog įmest per pertrauką tą biuletenį, bet kad tu kažkur mieste turėsi ateiti į vietą ir atlikti tą balsavimo dalį. Tai rinkimai šitie mūsų simulaciniai buvo būtent pritraukti prie tos realios rinkimų datos. Aišku, mus šiek tiek galbūt ribojo ir kas galimai galėjo pakreipti rezultatus, tai kad tiesiog mes klausėm simulacijų, ar tu balsuotum turėdamas tokią teisę, ar tu nebalsuotum. Galbūt jeigu ten būtų, pavyzdžiui, galimybė pasirinkti ten politiką ar kažką, rinkti merą, gal tai būtų labiau pritraukę netyčia. Bet vienaip ar kitaip mes iš to 1000 respondentų realiai matėm, kad už pasisakė, tai reiškia pasisakė už tai, kad jie balsuotų tokius rinkimuose tik 72%. Nu, kodėl tik? Mes tikėjomės daugiau. Tiesiog mes tikėjomės daugiau. Tai va, tai šiek tiek nustebino ir netolygiai tarp miestų irgi pasiskirstė tie balsai. Tai ir sugadintų biuletenių tik 1% turėjom, tai labai visai sklandžiai galvojom, kad ta simulacija mums praėjo, bet na, šiek tiek, kaip ir sakau, mes labai su rožiniais akiniais turbūt atėjom į tą mintį ir galvojama, kad labai čia visi nori ir tada šiek tiek, taip dabar šiandieniniam kontekste kaip ir viskas gerai, 72 čia yra labai daug, bet tuo metu taip aš kažkaip galėjau ir daugiau būti. Tai rezultatai ne tai, kam nustebino, bet tiesiog šiek tiek atvėrė ir tas akis ir galbūt reikėtų, aišku, pakartoti visos Lietuvos mastu, bet manau, kad kaip ir tų norinčių jų yra, jie galėtų balsuoti, bet vis tiek yra tų pačių, kurie nežino, neapsisprendė. Bet labai įdomu paklausti, ar teko klausti tų žmonių, kurie visgi pasakė, kad ne. Kodėl ne? Nes mes dažnai dabar girdime argumentus, kodėl neturėtų būti suteikta teisė ir yra jų įvairių, bet kodėl patys jauni žmonės sako, kad ne. Aš pati Marijampolės simulacijoje dalyvavau, tai aš kartais paklausdavau, ta prasme, jeigu matau, kad atviresnis jaunuolis ir ar pasidalintum, sakau, nuomonę ir panašiai, tai tie, kurie pasakė ne, tai aš nežinau, sako, kodėl, aš neįsivaizduoju, ką aš ten rinkčiau. Aš nepažįstu, sako, nieko, aš nesuprantu, kam to reikia. Tai čia turbūt dažniausias atsakymas. Kitas atsakymas apskritai, kad nesidomiu aš politiką, tai tas politikos turbūt žodžio politika nesupratimas iš principo, kad tai yra apie mus, kad tai yra apie sprendimų priėmimus. Tas žodžio politika negatyvumas visiškas apie tai, kad čia kažkokie politikai vagia tik tai mūsų pinigus ir kažkokia čia atskira kasta ir panašiai, ta prasme nėra to artimo ryšio. Tai čia kitas toks aspektas. Bet čia vėlgi, ką aš girdžiu, man visą laiką tai užburtas ratas gaunasi. Iš esmės labai daug komponentų, kurie yra vieni tarpusavį susiję, tai yra švietimas ar ne, šeima, ta pati savivalda, politika ir žinoma jauni žmonės, ar ne, tarsi tą ryšį yra sunku atrasti, ar ne. Ir jie sako viena vertus, kad aš nežinau ar ne nieko, aš tarsi neturiu informacijos, tai iš karto tu atsigrėži ar ne į mokyklą. Taip. Mes žiūrime į dabartinės pilietinio ugdymo pamokas, turbūt to politinio raštingumo jose yra mažai. Tai vad klausimas jums, kaip jūs galvojate, toks vėlgi sunkus klausimas, višta ar kiaušinis, tai kas būtų efektyviau? Ar laukti ir keisti švietimo sistemą, ugdymo programas, kas yra tikrai labai sudėtingas darbas ir dabar jau kiek laiko atnaujinama pilietinio ugdymo programa, kur jau būtų pasieta ta mintis ir integruota, kad mes ruošime jaunus žmonės kažkada balsuoti, ar mes dabar priimam pataisą, iš esmės suteikiam tą teisę ir tada jau dirbam ir keičiam sistemą. Nežinau, ar gali būti teisingas atsakymas, bet kaip jums atrodytų, kaip būtų teisingiausia? Aš visiškai pritariu ta prasme, kad čia yra interpretacijos ir požiūrio klausimas, kas turėtų būti daroma ar padaryta pirmiau. Aš esu tos minties ir tai galioja ir kituose klausimuose, kad jeigu mes turime galimybę priimti sprendimą, kuris vis tiek, pasižiūrėkime dabar į datas. Jeigu dabar artimiausių metų 2 perspektyvoje būtų priimta pataisa konstitucijos, vadinasi, kad artimiausi rinkimai, kuriuose tai vyktų, yra 2027 metų.
yra pakankamai daug laiko, kad mes tuo pat metu paraleliai vystytume ir plėstume dabartinio pilietiškumo ugdymo pamokų konceptą ir jį tobulintume. Grįžtant, jeigu galima, prie svarstymo apie tai, kodėl jauni žmonės nėra galbūt linkę domėtis, aš ir norėčiau iš savo perspektyvos pasakyti, kad 72% yra gerokai daugiau, negu aš galėjau tikėtis, nes iš mano patirties su jaunuoliais, kuriais teko kalbėtis, ar tai būtų Klaipėdoje, ar tai būtų Marijampolėje, ar kitur, tai ir priklauso labai, kaip klausimas bus užduotas. Čia lygiai taip pat yra svarbu. Ar tu balsuotum? Galbūt sakys ne. Ar tu matai prasme? Galbūt sakys taip. Ir nepriklausom to, kad čia yra anekdotiniai pavyzdžiai, man atrodo, kad esminis akcentas yra tas, kad mes turime išgirsti, ką patys jauni žmonės sako. Pilietiškumo ugdymo pamokos šiuo metu yra absoliučiai neorientuotos į praktinį demokratijos supratimą ir jo įveiklinimą gyvenime. Ir jeigu mes pasižiūrėsime ir į bendrą sistemą, kai mes kalbame apie įsitraukimą, ne tik apie jaunimo politiką ar jaunimo organizacijas, mes pasižiūrėkime į mokyklas. Visų pirmiausiai, ne visose mokyklose yra rinkimai organizuojami į savo mokinių savivaldas. Čia jau yra problema, mano asmeniniu požiūriu. Universitetuose, studentų atstovybėse lygiai taip pat mažuma dalyvauja joje. Tai esminis klausimas šioje vietoje yra, ką mes turime padaryti ir kaip mes turėtume padaryti, kad žmonės pradėtų rūpintis savo aplinką ir pradėtų įsitraukti ir spręsti problemas savo bendruomenėse. Ir jeigu mes lauksime, nežinau ko, labai sudėtinga, man regis, yra nustatyti kriterijų, kada bus pasiruošęs jaunas žmogus, nes aš asmeniškai negaliu jo dabar sugalvoti. Nes jeigu mes sugalvotume kriterijų, tada reikėtų galbūt kelti klausimą visiškai principinėme lygmenyje. Tai ar 18-metis yra pasiruošęs? Ar tikrai visi žmonės yra pasiruošę? Tai šiuo atžvilgiu aš esu visiškai prieš tokius svarstymus apie pasiruošimo kriterijų ar kokius nors testus, jeigu kažkas siūlytas, paprasčiausiai nėra apie tai. Tai yra apie atstovavimą ir galimybę įsitraukti. Alita, jūs kreipėt galvą. Nu tai matot, ta prasme, tai jeigu mokykloje savivalda nėra organizuojama, tai reiškia, kad jinai nekyla iš vidaus. Prasme, tie patys mokiniai nejaučia poreikio. Nemato prasmės. Nemato, arba jiems neleidžia. O politika, Seimas ar ne, arba savivaldybės administracija yra dar toliau nuo jų gyvenimo patirties. Ir jeigu jūs klausite apie problemas, mes pirmoji bangoji turėjom 2010 metais kokybinį tyrimą, ta prasme, kada mes ėjom ir jaunų žmonių klausinėjom, kokias jie mato problemas. Jie tas problemas labai mato paprastai. O kokias jie problemas mato? Nu tai, kas man skauda šiuo metu? Nežinau, aš nežinau, kaip man pasirinkti profesiją, aš nežinau, kaip man partnerį susirasti, nežinau, myliu, nemyliu, ar ne, tai yra dramos. Patinku, nepatinku, mane išmetė iš grupės, ne? Tai yra tie klausimai, kurie yra rūpė jam tuo metu. Tai aš gal tada grįžtu prie raidos, ne? Kodėl aš kalbu apie raidą. Tai vėlgi, reiškia, paskutiniai mokslo tyrimai įrodė, kad galutinai smegenys subręsta apie 25 metus. Tai net, sakykime, mūsų Rukšėnas profesorius juokėsi, galbūt reiktų net reiškia, vėliau pavėlinti, ne 18 metų padaryti, pasus dalinti, o dar vėliau, ar ne? Kas vyksta iki to, kai subręsta smegenys, ne? Iki to, reiškia, mes sprendimus tame amžiuje, ne, ten iki 18 metų priimam emociniu pagrindu. Tai yra tas vadinama amigdolinė, reiškia, smegenų dalis. Tai yra mes emociškai reaguojam ir mes emociškai, ant emocijos pasirėmę priimam sprendimą. Ar ne? Tai yra gebėjimas racionaliai svarstyti, kuris variantas geresnis, skirtumus, nuspręsti, nežinau, lyginti dalykus, jis atsiranda vėliau, ne 16 metų. Ir man atrodo, aš kai žiūriu netgi į švietimo sistemą, man atrodo, kad ir tai mes šiandieniniam tam gimnazistui, mokiniui kaip sakyt, per daug pareigų priskyrė. Nes jisai jau turi žinoti 16 metų, kuo jisai bus gyvenime, iš ko jisai versis, ką jisai studijuos, kokius dalykus, kokiu lygiu jam pasirinkti. Ir čia jo yra didelė, kaip sakyt, drama, atsakomybė. Tada prisiminkime, kad balsavimas, ir čia pasakyti, Seimo rinkimai, tai yra
ne tik teisė, bet ir pareiga. Tai yra, mes užkrauname jauniems žmonėms pareigą ir atsakomybę. Tai yra atsakomybė, nes aš turiu sekti tuos žmonės, aš turiu žinoti, už ką balsuoju, aš turiu pasirinkti partiją, aš turiu žinoti ideologijas, ko jos skiriasi. Ne? Aš turiu nuspręsti, kuri ideologija man yra parankesnė ar pačiai. Tai dabar jeigu aš sprendimą priimu nelogiškai lygindamas ir rinkdamasis, o emociškai reaguodamas, tai tada, vat, kaip jūs ir pirmai kalbėjome, net ta manipuliacijos rizika ir atsiranda, arba jinai yra stipresnė, nes jisai, tu tą emocijos pagautas tą momentą, ne, susižavėjęs. Aš norėčiau pagal vieną ar kitą kryptį. Gerai. Tai ne, iš tikrųjų visiškai suprantu ir pritariu dėl raidos klausimo, bet aš manau, kad nėra iki galo teisinga manyti, galbūt jeigu mes sutinkame ir mokslinis konsensusas yra, kad asmenų smegenys baigia formuotis 25 metų, aš norėčiau pažvelgti į tai, kas viešoji erdvėje vyksta diena iš dienos. Jeigu mes pasižiūrėsime į rinkimus, man būtų sudėtinga pasakyti, kad vyresnės kartos renkasi itin racionaliai ar grindžiant savo sprendimus ideologiniu pagrindu. Lietuvos elektoratas ir rinkėjai nėra ideologiški bendrai paėmus. Yra skirtingos politinės partijos, kurios turi tą ideologinį dėmenį ir yra lojalumas partinis, bet jokia partija nėra laimėjusi rinkimų 2 kartus iš eilės. Tai man kyla klausimas tada, kurioje vietoje šioje, čia atsiranda racionalumas ir kodėl mes reikalaujame iš 16-mečio būti super racionaliu ar 18-mečio, jeigu visa visuomenė neturi tokio pajėgumo. Ir galų gale tai be abejo, tai nereikia manyti, aš manau, kad visi rinkėjai darys klaidų. Kai kurie rinkėjai ar pasirinks pagal savo asmeninę nuomonę, ar pagal savo, ir manipuliacijos argumentas irgi yra labai dažnas. Tai kas yra manipuliacija? Tai visi atvejai, kai buvo dėl balsų pirkimo ar dėl rinkėjų manipuliacijos, niekada nelietė 18-mečių, 20-mečių ar jaunesnių ir tos jaunimo grupės. Didžioji dalis būdavo, kad kiti savo balsą parduoda už, atsiprašysiu, bambalį, nes čia yra tiesioginės referencijos į tai, už 5 eurus savo balsą parduoda. Tai čia be abejo yra kraštutinis atvejis, bet aš sakyčiau, kad reikia tada labai tiesmukai kalbėti apie bendrą situaciją. Tai jaunimas nepardavinės dėl to, kad jis yra, šitame amžiuje mes esame idealistai. Ta prasme, mes patikim, tiesiog mes patikim to, ką mums šneka, gražiom kalbom ir pažadais. Bet ar tikrai, ir man aš galvoju, mes dažnai kalbam apie tai, kad jauni žmonės, tokiam amžiui, bet tas autoritetų ar neklausimas, kai dažnai yra bijoma, kad tai tėvai nurodys, už ką balsuoti. Ar tikrai tėvai nurodys, ar tikrai tu pasitikėsi bet kokiu vyresniu žmogum, o gal kaip tik to bus iš karto atmetimo reakcija? Galvoju, kad čia labai irgi tų pusių galėtų būti. Ta prasme, vienas dalykas jo, kad tu maištaus ir galbūt apskritai tu neklausysi, bet aš matau kitą momentą, kad galbūt tas atsakomybės užmetimas, nors tam jaunam žmogui tai yra labai sunku jau, žiūrint apskritai bendram kontekste, kiek jis turi visko daryti, apsispręsti ir pagalvoti, tai tas galbūt atsakomybės primetimas galbūt reikštų, kad jis kaip tik pasidomės labiau, ką jam ten reikia, už ką jis čia balsuos, kas čia tos partijos, kas čia kur eina. Bet supranta, tuo metu jam reikia galvoti, o tai kuo aš būsiu, kas aš esu, kas aš noriu būti. Aš kažkaip galvoju, kad... Suprantat, jam yra daug tapatumo klausimų, jam yra profesijos pasirinkimo klausimų ir visi šitie klausimai jie stresą kelia. Įtampa didina. O jeigu šiek tiek apsukus vėlgi tą klausimą, taip, stresas, tapatumo, turbūt išėjus iš tėvų namų atsiranda kitos problemos, kai tau reikia save išlaikyti, rūpintis studijom ir panašiai. Bet jeigu mes visgi grįžtume prie to, kad jaunas žmogus gyvenantis savo mieste, iš jo dažniausiai išvyksta ir galbūt po to net nebekreipia dėmesio, kaip ten viskas klostosi. Ar galimybė ir teisė prisidėti nulemiant tam tikrus sprendimus, kurie vyksta tavo mieste, galbūt tai paglaudintų tą bendrai ryšį tiek su miestu, tiek su savivalda, tiek to pačiu ir tam pilietiškume, galų gale ir politikus šiek tiek įpareigojant skirti daugiau dėmesio jaunam žmogui ir jo poreikiam, paklausiant, o ko tau reikia, galbūt geresnių dviračių takų, baseino, laisvalaikio erdvių, o galbūt, nežinau, mokyklos dar kažkokios super, čia jau dabar aš fantazuoju. Tai kaip čia tas elementas, galbūt čia gali būti kažkoks sprendimas? Aš manau, kad šitoj vietoje aš tikrai labai sutinku, nes pirmiausia, tai mes susidurėm su tuo, kad tikrai politikai jaunų žmonių, ko jums reikia, ko jums trūksta, gerai, padarysim. Tarsi toks pakankamai didelis, ne tai, kad atmetimas, bet pažadų pasakymas, bet ne visada galbūt padarys.
Tačiau, kai kalbam būtent apie regioną, tai taip mes turim tą problematiką, kad jauni žmonės, kai jie išvažiuoja, jie labai retų atveju grįžta, nes neturi jokios normalios sąsajos. Dėl to, pavyzdžiui, tas mūsų jaunimas ir atsirado, kad jauni žmonės turėtų ką veikti sugrįžę, ne tik pas mamą atvažiuotų, pavalgytų ir taip toliau išvažiuotų. Nes ypatingai, kai tau 25, tu draugų net nebeturi, pas kuriuos tu ten gali grįžti. Tai kažkokia sąsaja, kuri tave verstų domėtis, galėtų bent jau kelti viltį, kad jis kažką tam regione ten norės nuveikti, arba jam bus svarbu, arba galbūt galų gale ir pats sugrįš ir galbūt eis į tą politiką. Tai šitoje vietoje aš matau tą sąsają, kad tu galėtum paskatinti jaunus žmonės įsitraukti ir dalyvauti. Ir aišku, tas 16-mečių, 17-mečių dalyvavimas balsavime, tai irgi ne iš karto į visus tuos rinkimus jie ir spėtų iššokti, taip buitiškai tariant, bet bent jau kažkokia paskata galėtų būti. Ir dar vienas aspektas, ką aš galvoju, kad tie, kuriems yra per didelis stresas, kurie šiaip yra nuo visko pavargę arba šiaip domisi tik tai savo aplinką, jie ar taip tos rinkimus neteis. Ir jie 18, ką žinai, ar jie ateis dar. Bet tie, kurie susidoroja su visais savo iššūkiais, aš tikiu, kad pamatytumėme šios prie tų balsavimų. Aš norėčiau irgi būtent pabrėžti šitą aspektą, nes tai yra vienas iš kertinių argumentų, kuriuo remiantis mes formuluojame šią poziciją ir palaikymą balsavimų nuo 16 metų savivaldybių, tarybų ir merų rinkimuose. Mes jokiais būdais ir mes net nekeliame varianto kalbėti, nors kai kurie politikai tą daro dėl Europos parlamento, dėl Seimo ar dėl prezidento, nes tai yra mūsų požiūrį ir per anksti, ir galbūt nebūtinai aktualu. Nors būtų galima sakyti, kad kas nutiks po keliarių metų. Jaunas valstybės skolinasi lėšas, pavyzdžiui, kas jas turės išmokėti ateityje tas skolas. Tai čia yra vienas aspektas apie reprezentavimą jauno žmogaus ir kontekste globalių krizių, su kuriomis teks jaunam žmogui tvarkyti. Žiūrėkit, 2 metai, tai yra taip greit prabėga. Ta prasme, jeigu jau taip ankstintume, tai ne nuo kūdikystės tada turėtų pradėti visą balsuoti. Nereikia karikatūrinti šito klausimo. Nes jie atsiranda tie žmonės ir... Tai jeigu kalbėti... Anksčiau, ar ne, ir 2 metai ir iš tikrųjų žmogaus gyvenime yra labai nedaug. Tai nuo 16 metų tai nereikia, kaip ir sakau, karikatūrizuoti klausimą, kad duokime 3-mečiams vaikams balsuoti. Čia nėra apie tai, kalbą aš baigsiu mintį. Tai iš tikrųjų yra taip, kad 16 metų dėl ko? Lietuvos Respublikos konstitucijoje mokslas yra privalomas numatytas iki 16 metų. Baudžiamajame kodekse asmuo, kuris yra sulaukęs 16 metų, gali būti, jam taikoma šita baudžiamoji atsakomybė. Tai mes turime būti tada nuoseklūs. Arba mes sakome, kad 16-metis turi teisę būti ir balsuoti savivaldybėse, nes kaip tik būtent tas ir klausimas yra, kad jaunas žmogus, kuris yra saugesnėje aplinkoje, tai yra savo šeimoje, savo namuose, dar neiškeliavęs į kitą erdvę, jisai kaip tik jaustis gali komfortabiliau. Vienas aspektas. Kitas aspektas, tai būtent tas ryšys ir kūrimas jo. Man teko kalbėtis ir su kolegomis ir aš manau būtų įdomu pamatyti tyrimų ir atlikti juos, kiek žmonių, kurie išvyksta iš savo savivaldybių, nepersiregistravę į naujai gyvenamą savivaldybę, kurie nuolat gyvena, kiek dažnai jie balsuoja savo savivaldybių tarybų rinkimuose. Be jokios abejonės, ne visi suspės subalsuoti 16 ar 17 metų, bet jau ta galimybė kažkam leista padaryti. Ir kalbant apie rūpestį ir stresą ir visą kitą, tai aš manau, kad stresą kelia lygiai taip pat, jeigu aš neturiu erdvių ir galimybių kažką veikti. Ar būtų kultūriniai užsiėmimai, ar tai būtų sporto aikštelės, ar tai būtų tie patys riedučių, skate parkai. Tai jauniems žmonėms yra aktualūs dalykai. Ir užimtumas, ir jų įgalinimas yra kieno atsakomybėje, savivaldybės. Ne prezidento, ne Seimo. Nors yra ironiška, kad daugiau jaunų žmonių ateina balsuoti būtent į prezidento rinkimus, rekordinis buvo skaičius 40,2% 19 metais. Tai aš tikrai tą artumą ir tą buvimą dar savo lizde yra tikrai pravartus ir teisingas argumentas. Galbūt verta dar šiek tiek pasižiūrėti dar plačiau, ar ne? Pilietinės galios indeksas, kuris matuojamas, toks kaip lakmuso popierėlis irgi rodo ir kas tikrai, pavyzdžiui, mane labai neramina ir tikrai laukiu praėjusių metų tyrimo apie tai, kad visgi žmonės iki pandemijos mes šiek tiek augom tam pasitikėjime savimi, kad aš galiu kažką padaryti vardant savo šalies. Po pandemijos labai stipriai pradėjo mažėti ir dabar irgi tas atsakymas toks yra tikrai liūdnas, kad žmonės nepasitikė tiek institucijomis, bet tiek ir savo jėgomis, kad aš galiu kažką pakeisti ir kad kažkas priklauso nuo manęs. Tai galimai apskritai mažės ar ne žmonių ateinančių balsuoti į rinkimus, nesvarbu kokio tu esi amžiaus.
ar negali vėlgi ankstinimas šiek tiek padėti bendrai, pakelti tą skaičių, ne taip fiktyviai, kad mes tiesiog turėsim didesnį procentą, bet kažkaip labiau sumotyvuoti bendrai visuomenę, labiau atkreipti dėmesį ir ateiti, atiduoti savo balsą, nes nuo jo tikrai priklauso. Bet čia tas, man atrodo, yra labai stipriai susijęs su tuo, apie ką jūs užsiminėt pačioj pradžioje, tai yra kaip aš galvoju apie politiką ar politikus. Jeigu aš iš esmės nepasitikiu, tai jūs duokit man balsavimo teisę, kokią jūs norit. Ta prasme, aš vis tiek nepasitikiu jumis. Ir man atrodo, kad čia mes gal nelabai iš to galo pradedam. Ta prasme, kad iš tikrųjų politikai labai susirūpins tai 16-mečiais, 18-mečiais ir pradės kažką savo elgesyje ir politikoje keisti. Ta prasme, jie turi keisti ne tik dėl 16-mečio, jie turi keisti apskritai. Nes visuomenė nepasitikė, nepasitikė dėl korupcijos skandalų, dėl kitų dalykų ar nepotizmo, kuris labai veši tuose pačiuose regionuose, ar ne, tai ir kitų dalykų, ta prasme, psichologinių dalykų, ant valdžios mes šiaip iš principo, ta prasme, varom, kad turėtume ką varyti. Dalis darbo jų yra priimti visas negatyvias projekcijas. Taip yra, noris ir sutikti šioje vietoje būtent dėl to, nes akivaizdu yra tai, kad ir ypatingai kalbant apie tą pasitikėjimą ar apie svarstymą, ar aš norėčiau balsuoti, jeigu aš savęs nematau tame politike ar to politiko raiškoje, vadinasi, kad aš nejausiu jokio ryšio su tuo politiku ar politikė. Bet lygiai taip pat, aš jau pristačiau esas advokatas balsavimo nuo 16, tai ta linija ir liks toliau. Dar ne advokatas. Mefistofelis blogo linkėdamas tik gerą daro. Tai va, tai iš tikrųjų norisi ir pabrėžti tai, kad jeigu mes dabar stebėsime politikus, nėra jokios paskatos keistis. Nes nauja karta rinkėjų, Z karta, yra įvairūs tyrimai, kurie galbūt kontrastuoja vieni su kitais dėl neteisingumo kritikavimo praaiškų savo aplinkose ar reagavimo į tai, bet jauni žmonės yra be galo energingi. Ir aš norėčiau referuoti į pavyzdį, kuris buvo man tikrai chrestomatinis mano požiūriu. Tai yra, kai Black Lives Matter protestas Vilniuje 2010 metais. Jauni žmonės patys paėmė, susiorganizavo per TikToką, juo labiau, tai ir padarė didelę protesto akciją. Jiems šie klausimai rūpi ir jie nori pokyčių. Tik tais jeigu mes sakysime, visų pirma, tu esi per jaunas, B, nieko tu čia nesupranti apie tą politiką ir tu veikiausiai nieko nesuprasi dar ilgai, C, tavo pilietiškumo raiškos forma yra klaidinga ir tu net nesupranti, kodėl tu protestuoji dėl Black Lives Matter, tai atsiprašau, mes tada vadinasi patys kaip visuomenė, kuriame neigiamas paskatas jauniems žmonėms įsitraukti. Ir eilėtų atveju yra, kai kažkas jaunas žmogus, ar bet kas kitas kažką padaro, nuveikia kažką įdomesnio, galbūt ne taip standartiško, iš karto minia bus, kuris sakys, oi, reikia jaunimas, kad būtų pilietiškas, bet nebūkit pilietiški tokiu būdu. Čia netinkamas pilietiškumo būdas. Jo, jeigu man netitinka šitas, sakys, ne, ką jūs, nereikia. Tai tas aspektas, man regis, yra be galo svarbus. Tai žinoma, reikia ir, kad jauni žmonės reikalautų atskaitingumo, sąžiningumo ir nuoširdumo rinkėjų atžvilgių, bet aš nesitikėčiau, kad politikai vieną dieną visi, kaip blokas, aš nenoriu sakyti ir važiuoti ar dabar kritikuoti, nes yra aiškios priežastys, kodėl vieni ir kiti politikai išrenkami, jų elgesys turi metodiką, tai kritikuoti valdžios kaip principo viso, aš atsisakau. Aš sakyčiau, kad esmė yra tokia, kad dabar nėra paskatos, kaip ir sakiau prieš tai. Kodėl aš turėčiau keisti savo elgesį, jeigu mane perrenka? Pasižiūrėkime į parlamentą. Čia kaip pavyzdys, mes kalbame apie savivaldybių tarybų ir merų rinkimus. Didžioji dalis, tikrai ne didžioji, bet didelė dalis Seimo narių yra vis perrenkami. Ir tikrai iki šių dienų netgi buvo su reputacijomis, sakykime taip, Seimo nariai, buvę jau Seimo nariai, kai kurie mandato neteko, jie 30 metų buvo parlamente. Tai klausimas, ar tada vieną dieną rinkėjai atsibus visi
ir pasakys, oi palaukit, čia reikėjo daugiau atskaitingumo reikalauti, ar mes galime žiūrėti jauną žmogų ir ruošti jį ir supažininti jį su tuo, ko tu turėtum reikalauti, kaip turėtum to reikalauti. Nu, tada darom tokią prielaidą, žodžiu, kad kol jisai negavo teisės balsuoti, tol mes jo negalim ruošti. Ta prasme, arba mes jo tol neruošiam. Tai mes, žodžiu, vėl grįžtam tik prie tai tada paruošiam, kai jau jisai turi teisę, tai jau tada mes jį, reiškia, paruošiam, ne? Nes jisai faktiškai eina ir gal... Trumpai tada tik tai papildysiu, kad man atrodo, ką geriausio galim šiandien išsinešti, ir ne šiandien, bet apskritai iš VOT 16 klausimų, tai net jeigu jis ir nebus patvirtintas, tai būtent tas vištos ir kiaušinio atvejis, kad bent jau pradėti didesnį švietimą, kreipimą ir domėjimas tą politiką nuo mokyklinio to lygmens, kad keistis turėtų formą, tai tikriausiai tai turėtumėm pagrindę išsinešti. Tai man užbėgai už akių, aš ir galvoju, kad mums galbūt reikėtų kažkaip pabaigti, nenusprendžiant ir nukertant, kaip čia turėtų būti, nes čia tikrai ne vieno mūsų priklauso, bet pabandykim užbaigti visgi su tais namų darbais, ar ne? Kalbėjom, kad iš tiesų tai yra tokia kompleksinis klausimas. Turbūt visi vieningai sutinkam, kad iššūkių yra daug tame, kad apskritai ir pasitikėjimo klausimas, jaunimo įsitraukimo aktyvumo klausimas, kurį nereikia su juo kažką daryti. Tai vis dėlto, kalbant iš tos pusės, ką turėtų padaryti patys jauni žmonės, jaunimo organizacijos, politikai, švietimo bendrai turbūt švietimo sistemos atstovai ar ne, akademikai, ką mes kiekvienas galime į tą bendrą tokią kiaušinių pintinę įdėti, kad vis dėlto kažkoks žingsnis būtų žengtas, nepaisant to, bus priimta konstitucijos pataisa ar ne. Tai kiekvienas galbūt pasisakykit iš savo pusės. Ką daryti? Pradėti. Berto. Tai visų pirmiausiai norisi pasakyti tai, kad geriausia yra, kai yra galimybė pasverti idėjas pasiūlymo su kontrargumentais. Tai aš labai džiaugiuosi dėl šios dienos diskusijos bendrąja prasme, nes koks būtų įdomumas kalbėti ir svarstyti apie dalyką žmonių tarpe, kurie visi sutinka. Ar ne? Man regis, kad čia yra labai gražus ir geras dalykas. Tai čia vienas aspektas. Man regis, kad šitą galbūt reikėtų plačiau išspręsti, nes jokios nei pagiežos, nei diskusijos aštrios čia nebuvo. Jinai buvo aštri argumentų prasme mano požiūriu, bet dėl ko aš dabar šitą akcentuoju, nes labai dažnai tenka pastebėti apie tą patį balsavimą nuo 16 metų klausimą, ar ne, tai jeigu yra žmogus už ir prieš, tai jau automatiškai sąlygoja, kad jie turi vienas kito nemėgti arba neapkęsti kažkokią formą. Ir čia yra vienas dalykas, tai yra diskusijos kultūra ir būdas turėti skirtingas pažiūras, bet sugyventi. Čia yra vienas aspektas. Aš manau, kad lygiai taip pat nepriklausomai nuo to bus ar nebus priimta konstitucijos pataisa, reikia labai rimtai persvarstyti jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo įtraukimo neformalaus ugdymo santykį su formaliuoju švietimu. Tai čia yra vienas dar kitas aspektas, kuris man regis, irgi, kodėl jauni žmonės neįsitraukia daug, tai nes jie nėra ugdomi nuo mažumės. Tai yra nuo mokyklos, yra galimybės dalyvauti, įsitraukti, bet niekas neruošia. Ar ne? Net jeigu yra tas ruošimas, jisai yra labai paviršinis. Kaip aš minėjau anksčiau, demokratija turi būti įprotis ir ją reikia praktikuoti. Jeigu mes nemankštiname to raumens, jisai kaip ir bet koks kitas dalykas, po to neišsivystys ir nebus to, ko mums reikia. Tai ko mes visi norime. Aktyvios, informuotos pilietinės visuomenės. Ir paskutinis galbūt aspektas, tai bendrai galbūt reikėtų to pasitikėjimo galbūt daugiau. Vienas kitu. Aš čia nepriklausomai nuo to, kad šitas klausimas nėra tiesiogiai susijęs su kartų skirtumais ar atotrukiu tarp skirtingų kartų, tai šitas aspektas išryškėja šiame klausime labai smarkiai. Nes tenka girdėti įvairiausių pasisakymų apie tai, kaip jau ir buvome kalbėję šiandieną, apie niekam tikusį jaunimą, apie tingų jaunimą, apie jaunimą, kuris yra neapsisprendęs. Ir šioje vietoje aš taip pat turiu būti intelektualiai nuoširdus. Tai lygiai taip pat ir jauni žmonės kartais leidžia savo per daug pasakyti apie asmenis, kurių patirčių jie nenorėjo arba negali suprasti. Tai sakyčiau, nekelti lūkesčių vieni kitiems, tai yra jaunesni vyresniems ir vyresni jaunesniems tokių, kurių negalima išpildyti. Tai tokie galbūt kai kurie abstraktus, kai kurie konkretesni namų darbai, kurie mano požiūrį būtų reikšmingi, net nepriėmus balsavimą nuo 16 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Jolita. Aš čia dar turiu statistikus. Gerai, statistika labai gerai, man patinka irgi.
Tai tas pats 23 metų tyrimas parodė, kad iš to 1500, kurie dalyvavo apklausoje, 44% dalyvavo paskutiniuose rinkimuose. Bet kas toliau įdomu, ne, kad eidami balsuoti jau žinojo, už ką balsuos. 32% iš tų 44. Nu tai domisi išrinkto Seimo nario veikla 29%, prieš rinkimus domėjosi partijų programomis 29%. Vadinasi, mes turime trečdalį kažkur rinkėjų, ne, jaunų rinkėjų, kurie, kaip čia pasakyti, daugmaž sąmoningai, ne, eina pasiruošę balsuoti. Tai ne taip viskas blogai. Bet čia iš tų, kurie balsuoja. Ne. Tai vis dėlto iš turbūt tos švietimo pusės, iš akademinės pusės, kurią jūs ir atstovavo, tai ką čia galima nuveikti iki tol, na, iš esmės, kad pradėti ruošti jauną žmogų, nes dabar iš tiesų kalbam apie informacinį raštingumą, apie finansinį raštingumą, socialinį raštingumą. Čia yra politinio raštingumo klausimas, kuris turbūt tam visam pilietinio ugdymo skėtį jiems sudaro labai labai mažą dalelytę ir tai klausimas, kiek ten tos praktikos ir realybės yra apie kaip veikia politika, ką gali padaryti tarybos narys, ką gali Seimo ir panašiai. Nu, kaip pasakyti, man atrodo, kad tas pilietiškumo ugdymas tai yra mokymas priimti sprendimus, bet kokio lygmens, ta prasme, įtraukti priimant sprendimus. O čia jau tada išsiplečia tas uždavinys labai plačiai. Tai yra šeimoje, kaip mes įtraukiam, ne, kiek mes diskutuojam su jaunais žmonėm, mokykloje ar ne, ir panašiai. O dėl socialinės kompetencijos, bendrai bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijos, tai jos mažėja dėl technologijų. Dėl to, kad mes, jauni žmonės vis daugiau ten laiko praleidžia ir elementariai, ką aš pastebiu ant studentų, tada vengia arba bijo įeiti į socialinę sąveiką, socialinę kontaktą. Ir mes kuo toliau, tuo labiau tolstam vieni nuo kitų. Ne dėl to, kad mes kaip čia pasakyti, kad mūsų nemoko kas nors, bet dėl to, kad mes pasirenkam lengvesnį kelią. Būti, nežinau, vienam, būti su savo technologijom, kuri nieko nereikalauja. Bet aš turiu pastebėjimą, kad nepaisant to, galbūt jauni žmonės nebežiūri žinių aktyviai ar nesiklauso radijo, bet iš TikToko jie tikrai sužino apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Ir tas mane labai dažnai nustebina mokyklose, kad jie žino, kas vyksta Seime, kas tai yra vyksta, kažkas pasidalino TikTok'e. Bet vadinasi, kad jie netgi galbūt labiau negu kad nužiūrėdami, sakykime, žinias. Tai taip sakyti, kad galbūt jie technologijas visiškai atriboja nuo to, kas vyksta, tikrai nėra, nes mane labai nustebina, kad žino ir apie Ukrainą tam tikrus dalykus, nestebėdami, sakykime, kažkokių kanalų. Raimondai. Tai aš apie namų darbus kalbant, sakyčiau, kad tikriausiai čia du pagrindiniai dalykai. Tai vienas dalykas, kad Vaut16 klausimas stipriai skatina domėtis ir ruoštis ir rūpintis regionų klausimais. Ne tik, kad ten tuos pačius politikus pastumėti kažką daryti, bet apskritai ir labiau apie tas problematikas, apie tų jaunų žmonių buvimą, išvažiavimą, grįžimą ir panašiai. Ir antras dalykas, tai yra turbūt apie tą patį švietimą. Tai taip, jauni žmonės labai stipriai keičiasi, jie yra kitokie, tai formos, kaip mes prie jų prieinam ir turėtų keistis ir būtent tas pilietiškumo ugdymo pokytis, taip, tas apie pilietiškumo pamokų keitimą mes tikrai labai seniai diskutuojam apskritai ir šiokie tokie pokyčiai jie vyksta, galbūt jie per lėti, tai iš principo tas prieimas prie to jauno žmogaus ir galbūt pagalba jam tiek suteikiant žinias ir dėl socialinių įgūdžių, dėl pasiruošimo, dėl įvairių gyvenimiškų dalykų, dėl to pačio pilietinio ugdymo, jisai tikrai turėtų būti platesnis. Ir jeigu mes po šių diskusijų turėsim bent tokį momentą, kad daugiau išvadų apie tai ir galbūt kažkokį pokytį iš to vietoje, tai manau bus tikrai labai geras indikatorius. Ačiū. Tai iš tiesų noriu padėkoti diskusijos prelegentam, dalyviam. Labai smagu, kad turėjome skirtingų nuomonių. Galbūt jūs patraukime į vieną pusę, galbūt į kitą, galbūt dar daugiau sukėlėme abejonių. Čia turbūt toks mūsų ir tikslas, bet verta pasakyti, kad dar yra laiko atiduoti jūsų balsą už tai, palaikyti iniciatyvą, atiduoti savo parašą, virtualų parašą. Jų reikia beje 300 000, tai tikrai reikia pasistengti. Nuorodą rasite po šio mūsų pokalbių, tai tiesiog verta turbūt
palinkėti daugiau to politinio raštingumo, daugiau domėjimos ir vienaip ar kitaip, kaip pasibaigs šis klausimas, turbūt pliusų mes turėsime iš vienos ar iš kitos pusės. Tai dar kartą ačiū ir iki susitikimo galbūt kitą kartą. Ačiū visiems, kad skiriate savo brangų laiką, tikiuosi jis neprailgo. Na, o ši diskusija organizuojama ES finansuojamo projekto Balsuojam rėmose, kurį įgyvendina Jaunimas yra bei Užimtumo akademija.